Šiandien archeologiniai tyrimai leidžia sužinoti, kas vyko prieš tūkstančius metų. Po šaltojo karo Europos archeologams atsirado galimybės bendradarbiauti, keistis idėjomis ir žiniomis. Kilo poreikis rengti kasmetinius susitikimus, konferencijas. Šis susitikimas pagrindinis archeologų renginys, kuriame šiemet dalyvavo ir savo pranešimus pristatė daugiau nei 10 žmonių delegacija iš Lietuvos. Tarp jų buvo Lietuvos istorijos instituto, Vilniaus ir Klaipėdos universiteto atstovų. Mūsų delegacija sudarė 5 žmonės. Tai yra, 3 profesoriai docentai ir 2 studentai. Vienas iš jų magistro studijų studentas ir vienas doktorantūrų studentas. Mes džiaugiamės svarbiausio šito paskutiniu faktu, kad galėjo dalyvauti mūsų jauni žmonės tokiam rimtam mitinge ir ne tik dalyvauti, bet ir pristatyti savo darbus stendiniuose pranešimuose. Pasak profesoriaus Vlado Žulkaus, šiemet konferencijoje buvo naujovių. Pranešimai suskirstyti ne pagal tematiką, o pagal regionus. Buvo kalba apie Baltijos jūros pietrytinių krantų kaitą ir jų apgyvenimo galimybės, pakrančių gyventojus ir jų kontaktus ankstyvajam holocene. Tai yra ankstyvasis mezolitas arba ankstyvasis akmens amžius. Tai yra laikotarpis maždaug prieš 10 000 metų. Ir mes kalbėjome ne apie tuos žmonės ir jų pėdsakus paliktus, kurie gyveno tuose vietose, kur dabar sausuma, bet mes kalbėjome apie šito laikotarpio kraštovaizdžius ir galima jų apgyvenimą tuose vietose, kurio dabar yra po vandeniu. Profesorius Algirdas Girininkas sako, kad kiti tyrimai buvo susijęs su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute vykdomais technologiniais tyrimais. Praktiškai padengiam visą tyrimų šiuo metu laboratorijoje, padengia visos Lietuvos akmens amžiaus medžiagos tyrimus. Ir ten trasologiniai tyrimai pasižymi tuo, kad mes galime detaliau ištyrus titnaginius dirbinius kalbėti apie akmens amžiaus ūkį, gyvenseną žmonių. Ir tie 2 pranešimai, kurie buvo iš Klaipėdos universiteto, buvo padaryti, kaip minėjo profesorius Žulkus, tai vieno doktoranto ir vieno magistro studentų. Pirmą kartą šioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo docentas daktaras Gintautas Zabiela. Jis džiaugiasi tokių renginių nauda. Stambulo konferencija, ko dar yra gera, kad ten susirinko milžiniškas kiekis, vadinkim, žmonių labai įvairių. Ten oficiali statistika yra tokia, kad 75 šalių atstovai buvo, registruotų dalyvių buvo, kurie registravo konferencijoje, buvo 2500. Tai yra, tokia mega konferencija, kaip pasakė prezidentas Friedrich Lüth, to renginio atidarymo metu, tai yra didžiausias Europos archeologų renginys per metus. Tai ir aišku, kiek sugebėjome, mes stengiamės to pasinaudoti, parodyti savo ar kažkokių pasisemti patirčių. Profesoriaus nuomonė, tokių konferencijų pliusai ne tik nauji tyrimų keliai, informacija, bet ir naudingi kontaktai, kuriuos galima panaudoti būsimiems darbams. Kitąmet konferencija vyks Škotijoje, Glasgow mieste. 22-osios konferencijos šeimininkai bus lietuviai, archeologai susitiks Vilniuje.